Šiandien lipsim į kalnus. Nerodom nei takėlių, nei kutais, nusprendėm lipti kiaurą. Čia šitą mes gyvenam va, tam nami. Tai tiesiog galvojam lipam ir atsidursim kažkur ant kalnų, paskui nuspręsim, kur lipti. Šiuo momentas nuvaris Robert atgal į trubą persirengti. Nes įsivaizduot, apsirengi panelį, susikėš visas kojings tep apsimuoji ir išėjai. Ir iškart sneig prikrėt. Sakau, jeigu apsimau kėlins, kad galėtum va tep užsileisti. Ant batų. Tai valauk panelis. Parent panelintą. Aš sakau, į koks ekstremals kelionis turi varyti tik tas vyrų kompanijai. Čia net ne ekstremal kelionį, tai jau žiūrėkit, kiek yra trikdžių, ane? Greičiau, Robert, jau pirm ir pradės tempt po 5. Ana jau gražiai yra, nu žodžiu. Aš tas neblauk švarau. O žodžiu, varysiam tiesiog teisę ir turėtumėm pakelti į kalną, tad vis geriau matytumės ir turėtumėm kažkur rasti keliukus. Kad nutarp sneigs. Robert, nu viskas šiandien jau pradė nervuoti. Ir esmė į tą, kad sakau, mes nežinom, kur čia į tą kelią, tipo, būn turistam tą kelią. Internet kažkiek žiūrėjom, nežiūrėjom, bet tai ir biškėlį, ir to pačiu dabar viskas ir užsneig. Tai tiesiog varom savo idėją varyti ir viskas ir varom, žodžiu. Žiūrėsim, kas ten gerai bus. Na jau 100 metrų nuo savo numų. Aš jau galvoju paleikti. Robert, aš šiandien viens pats. Pastaruoju laiką ger tik vivėjimą. Sak, palaukiam, kol sneigs nutirps. Aš išvarys kelionę aplink pasaulį viens pats. Nes, sakau, šitas pats, kas 6 mėnesių pasiimti. Aš noriu valgyti, man šalta, aš sušlapau. O kai išvaro viens, nesvarbu. Gal 3 dienas nevalgyti, kiauras šlaps bus. O ten turėjom palipti. Jei nenori, aš šiandien viens pats, nu. Koks čia pusnis, tai neformuoju. O tai kiek tau ir idėjai? Nu, kad savaitgalį, žinau, kas sneigs nutarė. Kad savaitgalį tu turėsim vien laisvą. Nu tai fakt greičiausia, nu. Dabar turėjom rytoj išsismykas, varom. Žodžiu, susitiksim kalno viršūnė. Nežinau, ar su Robert, ar be. Reikala biš gerėjo, ne Robert? Geras sprendžiai. Bet gal turbūt, kad Robert bei ginčytis, nes ant bei pasilikti jau dabar vien pat, nes nebežinot, ką reikėtų pareiti numė, ne? Žinau. Nu va, einam, va tokias va kelias. Sakau, tiesiog varom kiaurą, palipsim į pat viršų. Vieną par kitą. Nėr čia ko. Tai ribojit, kad mes nežinom turistų takėlių eit kalną su turistą. Kokį mes turistą? Mes esame eksploreriai. Hebra, geras naujienas, Dievas į mūsų pusę. Papasakok, Robert. Nubredom iki kelienų pusnim. Paskiau išlindom kažkienų rogučių į žmonių pėdom takį. Ir galų galę atradom sužymėtus medės. Jo, čia ir turbūt taks ir tas taks, matot, įva sužymėtas, o tokias raudonas taškas. O tą medį yra raudonas taškas. Toliau ein. Čia raudonas taškas. Ten raudonas taškas. Čia grina ir toks va palipims. Va. Tai mes buvom pasiryžę varyti išves nežinomas kelias teisę per visų Šabakštinską užlipti kalną. Ir mes netyčia ėjom ant takelio. Tai žodžiu, viskas gera. Robert jau irgi nebetuik pikta. Atsigėrėm vandens, judam toliau. Per pusnis. Na va, dabar tokia situacija gaunas, kad mes palipom, to takelį nebematyti. Ir mes esame tokį vien kalną, bet kad palipti į aukštesnį kalną, mes gaunam nusileisti ir tada vėl lėpti tų kalną.
Va ten tikrai turėtų būti Wildcats. Ane, Roberta? Ką? Nu jau tik, nuėjom, reik paleipti. Nusileisti jau kėlį. Ne, vyra. Jei norėt ekstremalių kelionių, varot Veinį arba Vyrų kompanijo. Taškas. Iš pradžių buvo labai sunku, nes reikėjo stačią labai lėpti. Tavo, kad pasiekti aukštesnį tašką, gaunam nusileisti per tokius pusnius. Ir tad vėl lėpti. Tu neįsivaizduoju, kiek čia gaunas kilometras, bet bus reikalų. Žodžiovam. Naus iššūkis, reiks perėt kažką krioklį blemba. Upėlį tų. Nu kap nors. Čia turėjom perėti, nu ir tada lėpti toliau į viršų. Labas statės iš tikrųjų. Bet varom, ne? Vis bus gera? Vis bus gera? Gal grįžėm gyvi. Žodžiu, vertinom situaciją. Kaip matot, ir tikra nemažas krioklys. Ir kada nuperėt, greičiausiai tikras sušlapsiam kojas, o ypač dabar, kol nusileidom Ikėnų irgi sušlapam kojas. Tai vertinom situaciją. Robert jau išmaun numiai. Ir maunam numiai, nes jau į post 3, o čia pradė tempti jau kažkur 4 valandų. O tai kol mes dar įlipsiam ten, kol nusileisiam, čia gal baigts viskas liūdna ir aplamai jau kojas iššlapius. Nes dabar jau toks atlydys ir tas grina tos sneiks toks ir va, toks žinot, kur jau besmėgėjim gali statyti. Ir kaip ir žodžiu situacijai tokį. Tai va, įkels vis tiek video, nes, nu, kaip sakiau, tam kanalį realybė, kaip viskas ir taip ir, čia, kaip sakant, į kaip ir, bet buvo įdomi dien iš tikrųjų vis tiek, nors nepalipom į to viršūn, bet šį kartą nepalipom, kiek kartą palipsim į tą droną pakelsim, tai varom numiai. Čia galėt matyti, kiek į laimis, žinant, kai jau greit pareisim numiai ir gersim kakaos. A ne? Iš tikrųjų fainė buvo, kad neįlipom į tų patį aukštų į kalną, kur norėjom, bet įdomi buvo iš tikrųjų. Užskaita. Padarėm tokį žvalgybą. Kitim kartam daugiau žinosim, kaip ko daryti. Išeisim anksti rytmetį, kai jau tik tas pradės šviesti. Ir bandysim pasiekti. Pasimsim daugiau kojinių, gal kokius batus davėjus. Šiaip buvo fainė, kad į pradžionį alpą buvau patenkinti, kad lipo per toks pusnis, bet paskiau. Ir dabar šitą pareinu, kažką buvo išėrės atsigaunu, nu gamtos. Bet labai fainė. Nes tiesiog galvoju, kad dabar jau viskas, pasakyčiau, lipam atgal, nebenorėtum. Ne, nu, žinočiau, kad netemsti, kad nešaltų kojas, nes nebūtų šlaps, tai būtų kita. O gera. Varo. Sakykiam, kakaus nuo gerti, viskas dabar turi linksma ir geras žodis. Iki, dėkui, kad pažiūrėjot. Laiminga, nesirkėt, atsargiai važiuokit, slidkelę. Laiminga.